piešinių konkurso lietuviškas kalendorius, senoviniai mėnesių pavadinimai, apdovanojimai. Sveikiname jūs visus čia susirinkusius, galima ir savo pasiploti. Konkursas buvo skirtas lietuvių kalbos dienoms minėti. O apdovanojimus mes tradiciškai rengiame jau 4. kartas balandžio pabaigoje, kai vyksta nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Tos savaitės metu visose Lietuvos bibliotekose vyksta įvairūs susitikimai, koncertai, konferencijos, žaidimai, visokios akcijos, konkursai. Tai ta proga mes irgi susirinkome ir čia tos savaitės metu jums ir įteiksime apdovanojimus ir pasveikinsime. Obolei, 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 obolei. Niekas nežino, ar jos prinokusios. Jeigu nori ką nors sužinoti, turi paragauti. Aš visada taip darau, pasakė Žirkėnas Vidas. Iš pradžių vaisiai būna žalios spalvos, kai prinoksta, pasidaro mėlyni, raudoni ar net geltoni, pasakė kurmis moksliukas. Pasakaitės buvo baltos, nei šis, nei tas. Nuskynė Monika jas. Monika, o ką tu sadindama pašnipštėjo dabutė? Ilgai tylėjęs paklausė Tindis Rindis. Man niekas tada daugiau galvo nedėjo, tik tiniriniruška, kas ten išketriuška, susigėdusi atsakė Monika. Tada viskas aišku, išaugo dainelės, bet ir nuosavos dainelės gerai, paguodė Monika kurmis moksliukas. Kai vaikai prie stalo, kai sasa žolės, o žvaigždėliuose, kai kaimiečiai pavėsi, kai dangus akyse, o žvaigždė už lango, kai rainis pavargo, kai miškelio naktis. O žvaigždė už draugo, mano draugas už lauko, mano draugas toli. O žvaigždė ant sniego, kai nieko nelieka, vien tik žodis atleisk. Ir žvaigždė puodynį, vien vaikai prie stalo, o sode obuoliai. Obuoliai, 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 obuoliai. Visi galim. Obuoliai, 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 obuoliai. Simaituo. Obuoliai, 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 obuoliai. Obuoliai, 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 obuoliai. Moksliukas ir baltas šunelis Petras svarstė, kokia spalva geriausia ir labiausiai tinka pasakaitėms. Geriausia juoda spalva, nes viskas, kas parašyta juodai, atrodo rimta ir teisinga. Jis galvoja taip, kaip ir dera galvoti kiekvienam save gerbiančiam kurmiui moksliukui. Aš baltas šunelis Petras, manau, kad šviesiai ruda spalva geresnė. Dar geresnė smėlio spalva. Tokie kaip balto kailiuko lopinėliai, kaip pasiseka kelias dienas nesiprausti. Jis galvoja taip, kaip ir dera galvoti išdykusiam jaunam baltam šuneliui. Atskrido šarkelė Regina ir pasakė, kad geriausia būtų kiekvieną pasakaitės raidę rašyti vis kitokia spalva. Ji mane taip, kaip ir dera, taip kaip mėgstančiai puoštis jaunai šarkeliai. Vilkelis Pranelis manė, kad raidžių spalva nėra svarbiausias dalykas pasakaitėse. Pasakaitėse svarbiausia iliustracijos. Jis taip žinojo, bet nežinojo, ką reiškia tie žodžiai. Tai reiškia, ką matai ir jauti širdimi. Vieną sekmadienį vabaliukai, gyvenantis pienėje, išėjo pasivaikščioti. Pirmi ėjo dideli vabalai, Už jų mažesni vabalai, už jų dar mažesni,
o pačiame gale visai mažas vabaliukas apsivilkė žalią švarkelį. Dideli vabalai žengdavo vieną žingsnį. Mažesni pusantro. Dar mažesni 2 žingsnius. O vabaliukas su žaliu švarkeliu visus 3 ir tai vos suspėja. Visai mažas vabaliukas pamanė, jog taip yra negerai, nes jis išėjo pasivaikščioti, o turi bėgti. Todėl užsuko į parduotuvę ir nusipirko riedučius. Kaip gera yra vaikščioti, kai gali važiuoti. Penktadienio pavakarę kieme ant suoliuko sėdėjo Musė Birutė ir Bitutė Laimutė. Jos kalbėjosi apie tai, kad vasara nepastebimai praėjo. Kad nespėja akių atmerkti, o dienos ir nėra. Kad tos mados šiemet labai greitai mainosi. Abi sutarė, jog tikrai per greitai. Be to, senas ir tvarkingas rūbas, kad ir nemadingas, bet mielas. Ramo draugų pokalbį nutraukė kažkoks padaras, pralėkęs pro ėslį pulką. Kas ten buvo? Paklausė Birutė. Nespėjau pamatyti, atsakė Bitė Laimutė. Abi patylėjo, jau švit kažkas rusvas prašvilpė pro šalį. Šitaip, belakstat, galima ir snapą susigūrinti, pasakė Pelėda Ramunė. Aha, pritarė Birutė. Ir vėl kažkas pralėkė, bet jau lėčiau. Ar tik ne žirgienas Vidas, garsiai pagalvojo Birutė. Ogi panašu, atsakė Laimutė. Kas jam atsitiko? 4 kartą Vidui bėgant pro šalį, draugės jį pasivijo ir paklausė. Kas atsitiko? Skubu, prašvakštė Vidas. Kur skubi? Nežinau, Tai kodėl skubi? kad greičiau sužinočiau, atsakė Vidas ir nubėgo toliau. O Laimutė ir Birutė uždūsusios, taip ir nieko nesupratusios grįžo į kiemą. Jeigu bėga, matyt reikia. Po kurio laiko pasakė Musė Birutė. Nusibodo, niurzgiai užsimiegojusi zylutė Audronė. Viską aš jau žinau. Nėra tokio dalyko, kurio aš nežinočiau. Visai nėra. O ir žinai, kas atsirado pirmiau? Paukštis ar kiaušinis, paklausė labai mokytas žiogas Saulius. Ar būtina pačiam žinoti, jei žinai, kas gali atsakyti tavo klausimą? Bambė vidutinio dydžio vabaliukas Mantas. Aišku, kiaušinis sakys, kad pirmiausia atsirado paukštis, o paukštis sakys, kad kiaušinis. Neišsisakinėk, nutraukė jo išvedžiojimų žvirblaitė Monika, kedendama plunksneles. Aiškiai sakyk, tu už paukštį ar už kiaušinį? Ir zylutė Audronė, ir kurmis moksliukas. Visi laukia, ką pasakys Tindis ir Indis. Aš už kiaušinį. Pagaliau apsisprendė Tindis. Už tokį, iš kurio įsirita trumpas, pūkuotas pasakaitės. Monika akies kraštelį pažiūrėjo Tindirinį. Cip, 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 sucipsėjo nauja pasakaitė. Nes jau buvo 7 valanda vakaro. Visi patylėjo, tik kurmis moksliukas pradėjo čežinti baltą popieriaus lapą. Visai mažas vabaliukas su žaliu švarkeliu dažnai žiūrėdavo į šviečiančius namo langus ir galvodavo, kaip gera yra šviesti. Tamsią naktį kiekvienas džiaugdavosi matydamas žiburėlį. Vieną dieną visai mažas vabaliukas parduotuvėje nusipirko žibintuvėlį. Sutemusi jį uždegė. Žibintuvėlio šviesa švelniai mirksėjo, lyg uždėdama vėlyviems praeiviams. Nenusiminkite, greitai būsite namučiuose. Sveikas Jonvabali, sveikas bičiuli, kaip laikaisi, puikus šiąnakt oras. Tai girdėdamas visai mažas vabaliukas net iš malonumo pašokdavo. Jis girdavosi dar mažesniems vabalams. Šiaip ar taip, ne kiekvienas vabalas gali būti jonvabaliu ir šviesti taip gerai kaip aš.
Vakar Tindis Rindis buvo užėjęs pas kurmį moksliuką. Jis kaip tik rašė naują pasakaitę. Kartą buvo 12 aukštų namas, vakarais jo languose užsidegdavo šviesos. Ir maži vabaliukai gyvenantis pienėje manydavo, jog tai žvaigždės. O kas toliau? Paklausė Tindis Rindis. Vieną vabaliukai gyvenantis name išeidavo pasivaikščioti. Bet pavakarėje visada sugrįždavo namo. O kas toliau? Vėl paklausė ne visai mažas vabaliukas. Vakarais namo langai skaičiai šviesdavo. Ir maži vabaliukai gyvenantis pienėje manydavo, jog tai žvaigždės. O kas toliau? Dar vieną kartą paklausė vilkelis Pranelis. Maži vabaliukai apsikabindavo, žiūrėdavo į šviečiančius namo langus ir sakydavo: Kokios gražios tos žvaigždės, kaip jos arti. O paskui ramiai užmigdavo. Bet kas toliau? Kasgi toliau? Nekantravo maža vabaliukė Luka. Kas be gali būti toliau? Jeigu visi namie ir viskas gerai. Pasakaičių medis ir toliau tebe pasakoja istorijas, o žmonės laimingai gyvena ir laukia vasaros. Labai ačiū jums, aktoriai, tikrai. Super. Laikau kumščius už jūs. Bet svarbiausia, tai šita proga, kurią mes susirinkome į bibliotekas, buvo paminėta, jog yra savaitė bibliotekų ir šiek tiek noriu pasiginčyti, kad ne savaitė, o ištisi metai ir amžinybė. Ir tie obuoliai, jums ačiū labai, kad pakvietėte mus. Metai turi 12 mėnesių. Dabartiniai pavadinimai tai jau tokie nusistovėję ir kiekvienas mėnuo turi vieną pavadinimą, o maždaug prieš 200-300 metų žmonės mėnesius vadino, turėjo daug vardų. Vienas mėnuo galėjo turėti nuo 5 iki 12 pavadinimų. Labai džiaugiuosi, kad jūs galite tą dalyką daryti kaip čia patys stipriausi. Sukurti savo emocijų tiek, kad galima jas ir sugroti kaip čiurlionis ir dar taip pat nupiešti. Anabelė Didžiulytė norime Sveikinu. Adelė Ivanauskaitė norime įteikti. Sveikinu. Prašau. Dovanėlė. Sveikinu tave, daugiau piešk, gražių darbų. Beatai Župerkaitei norime sveikinu. Izabelei Brazytei. Sveikinu. Prašau. Piešk toliau. Pakviesime Augustą Pinigį. Emilis Vertelka laukia. Zlata Rudenko. Sveikinu. Piešk toliau. Beatričė Jasiūnaitė. O aš noriu pasakyti apie Beatričę. Beatričė antrus metus jau dalyvauja mūsų konkursuose ir visada laimi diplomus, ane? Tai ir toliau piešk, taip gražiai. Kviečiame Agnę Strolaitę. Paspausiu ranką. Prašau.
Patricija Bausytė. Ai, draugė pavyzdžiui. Perduosiu. Gerai, ačiū. Rusnė Kazlauskaitė. Adėlė Karmonaitė. Sveikinu. Prašau. Pieš toliau. Augustas Jakštas. Gabija Gabriūnai. Ir kai kurie autoriai šių gražių darbų nusipelnė simpatijų prizo. Tai mes norime dabar nuo bibliotekos įteikti. Tai vienas simpatijų prizas keliauja Ignui Mikšioniui. Gražus savo darbas. Simpatijų prizas atitenka Arijui Kalendui. Dauguma vaikų dalyvavo klasėmis kartu vadovaujami savo mokytojų, bet vienas dalyvis konkurso dalyvavo savarankiškai, individualiai paskatintas savo mamos. Tai vat už tą iniciatyvą dalyvauti mes norime padėkoti Augustui Niekiui. Taigi dabar noriu pakviesti. Tikriausiai Rima. Taip. Simpatijų prizai. Norėčiau, labai buvau sužavėta šito vaidinimu, kadangi jūs labai emocingai, labai gražiai save išreiškėt. Ir vat ta mūsų ir komisija, kuri rinko darbelius, irgi darbeliuose mes visada norim, kad būtų ta emocija ir kad matytųsi, ką jūs ten nupiešę esate. Bet va šitos emocijos visada ir iš piešėjų prašom. Ir dar mane labai nustebino, kadangi dailės mokykloje visada mes tylime, visada viską, visi mokiniai, kokia būtų tema, kiek ten aptariam, bet daugiausiai būna tylus tas darbas. O šiandien aš pamačiau, kaip jūs gražiai visi moka tą emociją reikšti žodžiu, tai manau, kad jūs kiekvienas tikrai galėtumėt sudalyvauti parodoje, o jeigu nenorit parodose dalyvauti, tiesiog tikiu, kad ir namuose visi piešiate. Ir gal ir, sakyčiau, nebūtinai su tuose konkursuose dalyvauti ar kažko tai siekti, bet tiesiog patys savo tiesiog atsipalaidavimo tokias visos dienos, visų įvykių, visas tas emocijas, kad perteiktumėt, nors nedalyvaujant konkursuose. O šiaip labai smagu, kelintus metus irgi dalyvaujant čia matant, kiekvienais metais tie piešinukai įdomus, bet man patiko, kad yra mokyklos, mokytojos, kurios išsiskiria ir matosi, kad mokytojo dėka mokiniai nukreipti tokia gera linkme. Ir va dabar aš įteiksiu simpatijų prizą, o noriu pagirti mokytoją Kepalienę. Tai mokiniai čia bus prizas. Sauliai Petrauskaitei. O mokytoja, čia į dailės mokyklą,
kviečiu net ateiti. Tikrai labai sužavėta šituo renginiu, nes pirmą kartą dalyvauju nuostabiais vaikų piešiniais. Jau pas jūs vaikai gražiai piešia, bet jūs taip pat labai gražiai piešia. Ir labai sužavėta taip pat esu spektakliu, kur vaikai ne tik tai išmoko daug teksto, bet labai reiškia savo emocijas. Tai buvo labai smagu žiūrėti ir malonu klausytis. Sėkmės, šaunuoliams. Dar kartą jiems paplojam. O simpatijų prizą mes įsteigėm Matui Kriaučiūnui. Mokytoja Irena Klauninė. Sėkmės, Matai. Sėkmės toliau dailėje, gražiai piešk ir savo mintis perteikti švies. Norėčiau pasveikinti mielą Rugilę Pavilonytę. Pavilonytę. Tavo mokytojos vardas pasakyk. Oi, Kepalinė. Tai paplokite mokytojai, kur jinai veda jūsų. Dėkime tau. Čia tavo darbas. Antras. Labai. Įsivaizduoji, čia viso pasaulio spalva. Daug taškyčių. Dar daugiau. Savo prisikėti. Ir būtų didžiausias pliusas žemė. Labai liūdžiu. Eva Misevičiūtė. Norėčiau matyti čia. Ema. Kokia tu šaunuolė. Tai kur tavo piešinius aš parodžiu? Kuri? Va tas vaivorykštė. Tai aš už tą vaivorykštę. Įsivaizduokite, aš iš tikrųjų visi mes šviečiam saulutę kampe nuo darželio. Bet aš tik esu vaivorykštis, nesu mačius dar. Pas save tiek viduje gerų dalykų yra. Tu parodyk pasauliui, kad va, kokia bebūtų spalva, ten raudona, niekada neuždengs šviesiausios baltos. Nes iš baltos gimsta visos spalvos. Labai linkiu tau turėti daug džiaugsmų su savimi, nustebinti save pirmą. Bušmai. Adelė, gal tu mums dar padainuosi, kaip iš Angražinos tokia dainininkė Adelė, aš žinai. Tai aš labai žaviuosi, kad tavo kūryba iki mūsų ateina ir jinai tegul skrenda tavo kūrybą visam pasauliui. Nelaikyk, džiaugtis, nes tavo parodymas savo darbą. Čiagi SMS žinučių. Viskas su technologijom surišta. Vien SMS-as. Nu, trumpą komentarą norėčiau. Papasakok, tai yra nepaprastas reiškinys. Kaip tu sugebėjai šitiek žinučių parašyti ir išpiešti su emocija? Kiekvienas plotelis turėjo vietą ir visi susigyvenę kaip chorų. Žinai, kas yra choras? Nu, tai va. Sugrojai visom gražiom spalvom, su išmintim. Labai dėkoju tau nuo viso pasaulio menininkų. Tai būk drąsi iki šiol, stebink save ir džiūkink širdelę savo. Koks konkursas, piešinių konkursas gali būti be mūsų Sigito, be mūsų Rimos, be rėmėjo Brigitos, Purienos darželio aplamai. Tai aš norėčiau irgi vaikai smarkiai visi paplojam. Aš noriu pačią, kai kiekvieną atsikelsit, kiekvieną rytą pasidėk, kaip sako angelėlis su kava. Ir prisiminkit žalę pelėdą ir skaniai išgerkit kavą.